Labas rytas. Dėl esam autobusų parke, važiuosim į Četvaną. Labai daug autobusų, bet labai operatyviai iškart išsiaiškinom, padeda patys vairuotojai išsiaiškinti, kurį lipti ir labai greitai viskas. Lauksim dabar dar 20 minučių, tai prisėdam kavos. Toks vėl autobusas. Dar įdomi istorija, kad vadinasi Luxury bus. Bet va kitus susodina į priekį, kai nežinom, prie vairuotojo, ar agentūra iškišo tokias vietas, ar tiesiog nebėra autobusą ir jie sutiko. Nes važiuoti bus 5-6 valandas. Čia įdomu, žmonės irgi nenori savo tašių kuprinių padėti saugojimo skyrių, tai nutirps kojos tikrai. Gerai, kad užsisakėm, nes viskas vietų nebėra. Bet į priekį, kaip suprantu, dar vieną žmogų paims. Judėjome gana punktualiai, 7:05. Dar žiūriu, kokios dekoracijos. Sustojom pusryčių vietelį. Aišku, mes nevalgysim, bet tiesiog kam į tualetą, kam vandenuko. Jo, džiunglėje pabiškį. Čia reikia, kad suvalgius taip nebūtų geriau. Prie tualetų visur būna kriuklytės. Bendras muilas rankoms nusiplaut. Ir tokių ragelių kaip ir pas mus. Po autobusu visada būna akmuo padedamas po ratu, kad nenuriedėtų. Labai vingiuoti keliukai, bet gražūs vaizdai ir šiaip kelias labai neblogas. Lyginant, kiek turėjom visokių kelių, tai šitas vienas geriausių. Jeigu labai užstojo, bet pirkom į kelionę banano čipsai su juodaisiais pipirais. Tai nusprendėm, kad dabar yra puikia proga paragauti. Yra labai juokingas Nepale dalykas su traškučiais. Šitas matau ne, bet žiauriai yra išpūsti pakeliai, o kai atidarai, ten yra labai mažai traškučių. Parodyk. Ne, nu čia tai nėra, taip aš tau sakau dar kartą. Visiškai nesaldus. Ir visiškai ne bananų skonio. Per pilna. Liko 27 km tik tai, bet vėl daromas sustojimas. Labai karšta. 30-32 šiandien nusimato. Kuro kaina čia 90 centų, bet atrodo nebrangiai, bet su jų algom tai čia yra ganėtinai daug, nes gera alga skaitosi čia apie $300 per mėnesį, bet realiai ją gauna tik didmiesčių gyventojai, realesnė alga yra $150-200 per mėnesį.
Tai mums atrodo pigi šalis, bet vietiniams čia gyventi tai ganėtinai brangu. Labai mėgstu aš tokius limonadukus su vaisių gabalėliais. Kiek ragavau, tai čia labai visi skanus. Atvykom Hotel National Park Sauraha. Hotel National Park. Oh, okay. Namaste. 2 person. Okay. Ik denk dat So let's give the bag here. So you can give the bag here. So the almond you have, na? Where are you from? Lithuania. And you? Scotland. Oh, nice. You did ABC track, Annapurna? Yes. Yes. Thank you so much. Just relax yourself. I'll make some lemon juice, welcome juice, and we discuss, okay? Great, thank you. For any problem, I'm the solution. Tell me, okay? Great. Nu, labai fainai. Einu dar pažiūrėti bendrų patalpų. Čia mes gavom tokį šeimininį numerį, nes kitų nebebuvo laisvų. Trekeriai išsikabinę. Nu jo, kiti jau kiauri netgi, apatiniai. Čia balkonas eina visur aplinkui, liftas. Labai graži vietelė. Karštis nežinau, kokie 35 turbūt, labai drėgna. Ok. Rezervuoju šitą stalą. Kaip nori. 3, 2, 1. Geras garsas buvo. Gorka ir Barankšang, kaip Barašingis. Šviestuvė paukštelis lizdelis susisugęs. Paukštelius perėjo. Gal tas. Čia labai gražų mačiau žydrais sparniukais, tokį labai nematytas, labai ryškus. Dėl ko toks karštis, tai visų pirma, mes nusileidom dabar beveik į jūros lygį, nes Katmandu virš kilometro, po karą vis tiek apie kilometrą, tai kuo aukščiau esi, tuo yra vėsiau. Tai matėt 5 kilometruose kiek sniego buvo. O dabar esam beveik jūros lygį, tai čia karščiausia vieta, viena iš karščiausių vietų Nepale. Ir visai kitoks klimatas, dėl to ir tų žvėrių tikimės pamatyti įdomių. Ir gamta netgi, medžiai, augalai visiškai kitokie. Tai truputį atsipūsim pusvalanduką ir eisim į miestelį žiūrėti, ką sutiksim tenai. Tikimės labai raganosių sutikti, nors čia yra ir krokodilų, ir tigrų, toks Ne, nu šitų nacionalinis parkas. krokodilus pamatysim, tigrą labai retas. Jį vaikšto po miestelį, o drambliai dėja, kodėl pasirinkau irgi šitą viešbutį? Dėl to, kad jie griežtai nesiūlo dramblių safarių. Tai yra visiškai nesąmoningas dalykas, kurio reikėtų kiekvienam vengti visuose Tailanduose, Indijose ir visuose kitose šalyse. Tai sveikintina šito viešbučio politika, kad jokio dramblių safarių. Einam dar į tualetą pasižiūrėti. Akmenukais grįstavo viskas. Taip, čia viskas labai yra. Ir tematika, aš pats net nepastebėjau, bet Giedrė pasakė. Ir paukštelį, ir gulbės. Kai džiunglėse maudais, tiesiog gamtoje. Langas į gamtą. Nusipirkom ekskursijas, išeinam į miestelį. Ką
karšta žiauriai. Tvoros iš laidų padarytas. Ir kažkur prisėsim restoranėlį ir iki upės. Dar turbūt nueisim, nes ten labai šalia, bet prie upės dar eisim pasitikti saulėlydžio. Šitam su Gedrutė, jeigu būtumėm apsistoję, tai būtumėm visą taiką sutrukdę žmonėms. Papajas. Čia kai kurie augalai mums egzotiniai, bet auga kaip piktžolės tiesiog. Aha. Ir sraigių gungi, ir vėgėlių. Čia ne vėgėlės, unguriai. Unguriai ir krabų. Jau juokėsi. Hello. To make very good. Yes. But you are open? No, they only children. Oh, you are not open yet? Yeah, only children. Tik vaikai čia dar nedirba. And when? About 1 hour. this go market. Okay, thank you. What do you like? What do you like? Don't worry. Gungi? Gungi? Gongi. Okay, gungi. Crabs okay? Okay. Okay. Taro food. Taro food, yes? It's nice? It's good? Yes. Yes, I do. Nice. Okay, we will come back, okay? Later. Lithuania. Central Europe. Lithuania? Yes. Lithuania. It's very small country. Central Europe. Europe? Yes, Europe. Poland, Lithuania. Yes, thank you. Good. Thank you. Welcome. Yes, we are going to the river. Yes. Atėjom prie upės. Ieškam kažkur prisėsti pavėsį. Ten, kur teka upė Nilas, ten gyvena krokodilas. Čia ne Nilas, bet krokodilas tikrai gyvena. Labai fainai yra pilstama. Hello. Stay. Tai čia sėdam po ventiliatorių. Taip, o čia. Super. Va, matau krokodilą. Tai? Čia, va. O, mažylis. Čia va, tai yra. O čia kanoja, su kuria plauksim rytoj. Su tokia pačia, ta prasme. Ir matysim tos krokodilus. Matysim. Gaivina gerai. Tai Četvano nacionaliniam parke matėm čia kokius 3 krokodiliukus. Yra jų čia va vienas. Čia vienas. Ir čia. Va. O čia į krantą išlipęs. Bet manau jų daugiau pamatysim, kai vakaras ateis, kai truputį atvės. Nes dabar 32 temperatūra. Labai iš tikrųjų įdomus jausmas, ką tik buvom, kur kambarį buvo -1, o dabar esam 32 ir dar čia ne pabaiga, nes tik 2 valandą vakaro. Vakaro, dienos. Dienos, jo, bet mes keliamės labai anksti ryte, tai apie 5. Tai nežinau, Nepalas nuostabus kraštas, labai daug skirtingų dalykų, labai daug skirtingų vietų ir metų laikai keičiasi tiesiog dienom. Ir viskas susimaišo į vieną nuostabią šalį iš tikrųjų. Viskas taip susilieja. Absoliučiai. Rekomenduoju tikrai visiems čia atvykti. Dar kažkokius pamačiau ten tolybėse. Net neįsivaizduoju, kas čia tokie, bet per toli yra iš tikrųjų, vazumas net netraukia. Vat ir rytoj mes plauksim ryte su tokia valtele. Ir jeigu pastebėjot, krokodilai iškart slepiasi į upę. Tik klausimas, ar slepiasi, kad pasislėpti nuo žmonių,
Ar slepiasi, kad užpult. Visos kavinės pakrantį turi labai blogus įvertinimus, bet supratom dėl ko, nes žmonių atrodo nėra daug. Maistas skanus, bet padavėjam visiškai nerūpi klientų aptarnavimas. Tiesiog lauki pusę valandos, pasikvieti, kad prieitų, neprieina. Kaip tu arkliuk? Kalnuose geriau arkliukai atrodė, iš tikrųjų netgi. Čia mes irgi matos tą patį. Važiuosim irgi su tokiu džipu tikriausiai ir netikriausiai, bet važiuosim tikrai, bet nežinom ar su tokiu. Tai tikiuosi gal ir tigrą pamatysim. Labai neįkyrus žmonės, niekas nešaukia taksi, tuk, 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 tuk. Tokia ramybė. Harugungi. Keista kavinukė, kur norėjom labiausiai nueiti, yra uždaryti ir vis sako už valandas, už 2, už... Ir vėl atėjom už 2, ir vėl už 2 valandą. Kur norim, ar jau... Čia. What is this? Vegetarian? Yes, sticky rice. Ah, sticky You rice. already ordered. Ah, okay, okay. Sticky rice, it's a clam, mussel, oyster, Crab. crab, eelfish, prawn fish, it's a gongi snail. Ah, do you have this? Yeah, we have. It's a it's made with rice flour. Taigi tu užsisakei. Rice flour, but they say they have this. Oh, your family said you don't have this. Let me check. No, it's... No, but it's fine. It's... Don't worry. This. Oh, sorry. Already finished. Ah, finished. Yeah, we will try next day. Yes, tomorrow maybe. Huh? And this is papaya? Yes. Yes. You want? No. You have? I don't have, but I can arrange it. Yes, you can go and get it. I eat only this? Or You can eat only this also. If you wanna, you can eat all. Okay, I will try. Could you show one? Could you show? Yeah, Yes, please, please. Yeah, because he doesn't know. Don't worry. Please show. Užsisakyti gerai patiks. Like this, then eat. Okay? Huh? This piece, this part. Įdomu paragauti, skonis čia jaučias, aišku, mėsos dabar kaip pakandu, bet tas tešlos jaučias skonis. Gongi snail. And Su krapštuku. You suck like and with this? Yes, rainės. Padažiukas kaip nebijo iškart pagal kvapą ir sakė, kad reikia tiesiog išsiurpinti. Yra krapštukas. Va. O, didelis. Čia taip pat tradicinis taros genties patiekolas. Tai tokie krabai. Tikėjaus aišku didesnių. O čia sraigės. Tradicinis šios genties maistas. Giedrės patiekalas yra čili panyras. Jau vakar, man atrodo, valgiam, tai labai geras buvo. Ir dar laukiam ryžių. Sticky rice. Irgi vienas iš tradicinių patiekalų. Ir dar matėm, ką tik kaip atvežė mažų unguriukų, kokius 5 kg žvėjai. Tai šeimininkas pavaišino arbata ir cigaretėm. Is it one today? today. Yes. Today. So how many days are you going to stay? Tomorrow and after. Tomorrow we are going to Kathmandu. Kathmandu. Yes. Then after? After back? Back to... Yes. Yeah. We did Everest base camp. Oh, really? Yes. No porter, no guide. No guide.
20 kilograms on the back. You're very strong, yeah? But slowly. Elektros laidą grauži. Jūra šiaip nelekas laivas. Ai, nu jo. Iš tikrųjų buvo įdomu išbandyti tradicinius patiekalus. Ir dabar einam pasitikti saulėtekio ir pažiūrėti gal kitokių gyvūniukų kažkokių pamatysim. Jeigu nepavyks pamatyti raganosių, tai bent čia va pažiūrėsim. Bet esu 100% garantuotas, kad pamatysim. Ne. Visą tą jašmelį. Hello. Wow. Labai skaniai kvepia. Čia vėl prie tos upės ateiname. Tai tokią vietelę išsirinkom. Ir čia ir palydėsim saulę. Labai čia man patinka, visiška ramybė tokia. Pabėgti nuo tų didelių miestų šurmulio. Labai daug vietinio ateina irgi, pasižiūrėti saulėlydžio. Vandens autobusas, keltas. Tie žmonės pareinamo visi iš džiunglių. Sėda į šitą ir parplaukia mūsų krantą. Ir dabar yra po 5:20, o mūsų džipų safaris baigsis irgi 5 valandą, tai tikėtina, kad rytoj mes irgi plauksim čia. Čia Nepale atvykus viskas kitaip nuo pat pirmos dienos ir labai patinka. Kokį 30 žmonių. Daugiau, prie 5. Dar jeigu ne daugiau. Dar kas yra labai įdomu, pavyzdžiui, dabar pasėdėjom, norėjau susimokėti. Ir sako, eikit susimokėti tą geltoną namuką. Čia gal dar nieko, bet tarkim su viešbučiais, ypač kalnuose, visur yra, kad tu kiek būni, tiek būni, viską valgai į kreditą. Ir tu susimokė tik išeidamas. Tai toks ant pasitikėjimo viskas eina. Labai tai daug galiu pravalgyti iš tikrųjų už viešbučio kambarį, už viską, nes nelabai kas ima tavo pasų duomenų, vadinasi nebūna tų apgaulių ir labai smagutas. Hei. Mes čia galvojam tuk-tuką namo pasimt, bet žiūriu su drambliu pareina žmonės. Mes esam prieš išnaudojimą, bet labai įdomu, kad tiesiog maža gatvelė eina dramblys. Manau, čia įprastas vaizdas. Jo, čia jų kultūra. Čia grįžo turbūt iš dramblių safario dėja. Grįžom, Giedrė pavargus, tai nusprendė pasilikti namuose. Šiaip abudu norėjom pasilikti namuose, neiti to šokius, nes ten nėra tikros tradicijos, ten yra toks parodomasis turistams. Bet nusprendžiau, kad visgi nueisiu aš vienas pasižiūrėti, vis tiek įdomu bus ir jums parodyti. Čia yra koks kilometras, bet sakė, nevaikščiosim, važiuosim su džipu. Nu, pažiūrim. Na ką, išvažiuojame netikėtą džipų safarį iki dancing place.
Didžiulė salė. National Anthem of Nepal. Thank you. Become Raiders. It is celebrated in Folk Festival. Dabar sakė, kad bus žymiausias šokis, polo šokis.